2011 Lietuvos socialdemokratų partijai ypatingi jubiliejiniai metai ir vėl bus atverstas ne vienas spalvingas partijos istorijos puslapis. Balandžio 30-ąją Lietuvos himnu ir pirmininko sveikinimo kalba buvo pradėtas jubiliejinis partijos 30-asis suvažiavimas. Šių ypatingų jubiliejų proga partijos bičiulių pasveikinti atvyko mūsų šalies ir užsienio svečiai. Pirmininkas perskaitė atsiųstą Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Video sveikinimą atsiuntė Europos socialistų partijos pirmininkas Polas Nirupas Rasmusenas. Sveikinimo žodį tarė Europos moterų socialisčių lyderė, Europos parlamento narė Zita Gurmai, partijos Teisingoji Rusija prezidiumo narys Aleksandra Manovič, Lietuvos liaudies partijos pirmininkė profesorė Kazimiera Prunskienė, Vilniaus universiteto rektorius profesorius Benediktas Juodka, Lietuvos Rusų sąjungos atstovė Larisa Dmitrejeva, Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Naujosios sąjungos atstovas Gediminas Dalinkevičius, darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich, partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko pavaduotojas Valentinas Mazuronis, Krikščionių partijos pirmininkas Gediminas Vagnorius, profesorius Povilas Gylys, karo veteranų organizacijos pirmininkas Julius Lionginas Diksnys. Po jubiliejinio suvažiavimo svečių pasisakymų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius perskaitė ataskaitinį pranešimą. Apžvelgęs politinę ir ekonominę situaciją Lietuvoje, partijos vadovas išsamei išdėstė per 2 metus nuveiktus konkrečius darbus, pasiekimus ir užsibrėžtus ateities planus. Atėjo laikas keistis mums patiems. Partijai kaip politinė organizacija, o tuo pačiu keisti ir mūsų gyvenimą. Atėjo laikas atsigręžti į žmogų. Tai mūsų atspirties taškas. Turime suprasti, kaip gyvena Lietuvos žmonės, kaip veikia namų ūkis, kokias žinias teikia švietimas, paslaugos sveikatos apsauga, girdėti ir suvokti, priimti sprendimus ir veikti. Mūsų politikoje ir ekonomikoje per daug kalbu apie rinką ir per mažai apie tai, kaip jaučiasi paprastas žmogus jo šeima. Daug ko mokiausi iš jūsų, taip pat stengiuosi su daugeliu iš jūsų pasidalyti savo samprotavimais, mintimis, vizijomis. Jaučiu, kad visi mes, būrys bendraminčių, tvirtai tikinčių socialdemokratinėmis vertybėmis, įsitikinusi tuo, kad visą tai, apie ką šnekame, ko siekime ir dėl ko dirbame, anksčiau ar vėliau taps realybė. Už šį bendrą darbą jums, mėly bičiuliai, esu labai dėkingas. Tai didžiulė politinė mokykla, suteikusi mums visiems neįkainuojamos patirties. Po pirmininko ir partijos narių priklausančių frakcijai Seime ataskaitos, partijos delegatai ir svečiai išklausė partijos mandatų komisijos pranešimą bei procedūrų komisijos 2 metų veiklos ataskaitą. Buvo pristatyta finansų komisijos ataskaita, socialdemokratų partijos statuto pakeitimai ir papildymai bei pateikta Lietuvos socialdemokratų 30-ojo suvažiavimo deklaracija. Po diskusijų ir pasisakymų vyko socialdemokratų partijos suvažiavimo nutarimų priėmimas, kurio metu už nuopelnus Lietuvos socialdemokratijai ilgametę ir aktyvę veiklą partijoje Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininko vardas buvo suteiktas buvusiam Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatui, kovo 11-osios akto signatarui, vienam iš Lietuvos demokratinės darbo partijos steigėjų ir buvusiam šios partijos pirmininkui, vieninteliam visų Lietuvos Respublikos Seimų nariui, 3 kartus vadovavusiam Lietuvos Respublikos Seimui, dabartiniam Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės pavaduotojui, prezidiumo ir tarybos nariui Česlovui Juršėnui. Lietuvos socialdemokratų partijos garbės nario vardas suteiktas mokslininkui, visuomenės veikėjui, ilgamečiui partijos prezidiumo ir tarybos nariui Dobilui Kirveliui ir buvusiam Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatui, ilgamečiam Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos nariui Nikolajui Medvedevui. Po 30-ojo suvažiavimo nutarimų priėmimo vyko bene daugiausiai įtampos kelianti dalis socialdemokratų partijos pirmininko rinkimai. Į Lietuvos socialdemokratų partijos vadovo postą buvo pasiūlytos Algirdo Butkevičiaus, europarlamentarų Vilijos Blinkevičiūtės ir Zigmanto Balčyčio, Seimo nario Juozo Oleko kandidatūros. Dar prieš paskelbtus rinkimus spaudos konferencijos metu europarlamentarai atskleidė savo apsisprendimą į partijos vadovo postą nekandidatuoti. Politikai savo sprendimą motyvavo tuo, jog dabartinis partijos vadovas įrodė, kad puikiai sugeba vadovauti vieną didžiausių ir seniausių partijų Lietuvoje. Ta esą įrodo ir geri rinkimų į savivaldybių tarybas rezultatai. Partijos vadovas slaptų balsavimų rinko 589 delegatai. Už Algirdą Butkevičių balsavo 541 delegatas, prieš buvo 45, 3 biuleteniai buvo negaliojantys. Partijos pirmininku perrinktas Algirdas Butkevičius žadėjo dar labiau sutelkti bičiulius bendram darbui. Reikės dar labiau sutelkti
tą komandą, kad jinai dar būtų vieningesnė. Jinai nors ir dabar buvo vieninga, bet aš noriu, kad jinai dar viduje stiprėtų, kad mes galėtumėm tikrai didesnį dėmesį skirti didiesiems miestams, aš turiu minti 3 Vilniui, Klaipėdui ir Kaunui, paruošiant netgi didiesiems miestams atskirą tokią strategiją ruošiant Seimo rinkimų. Bet svarbiausia turi būti vidinė disciplina, sutarimas, diskusija tarp mūsų pačių, o po to, kada išdiskutuojam, nubrėžiam kryptis veiklos ir kartu atsakingai dirbam prisimdami kiekvienas asmeninę atsakomybę. Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojais tapo Vytenis Povilas Andriukaitis, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Valerijus Makūnas, Ričardas Malinauskas, Juozas Olekas, Justas Pankauskas, Giedrė Purvaneckienė, Algirdas Sysas, Birutė Vėsaitė. Iškilmingų socialdemokratų himnų buvo baigtas jubiliejinis 30-asis Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimas. 2011-ieji Lietuvos socialdemokratų partijai ypatingi ir tuo, jog gegužės 1-ąją buvo paminėtos partijos įkūrimo 115-osios metinės ir nepriklausomos Lietuvos idėjos gimimo diena. Šiam jubiliejui paminėti Lūžių partija prie Jono Pauliaus II pagrindinės mokyklos greta jau augančių 110 socialdemokratiškų ąžuoliukų buvo pasodinti dar 5 medeliai. Mes, socialdemokratai, sodindami ąžuoliukus ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose, kituose rajonuose. Tai mes parodom, kad kaip socialdemokratai mylime gamtą, puoselėjame gamtą ir mylime žmonės. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Jūras Požėla pabrėžė, kad socialdemokratų partija seniausia partija gyvuojanti ilgiau nei Lietuvos nepriklausomybė. Tikrai man didelė garbė, kad tenka dalyvauti šiandien pasodinant 5 naujus ąžuolus. Ir dar kartą pasikartosiu, kad pasižadam iš jaunimo pusės kiekvienais metais tas tradicijas tęsti ir savo anūkus taip pat čia atvesti. Pasodinus partiją 5 ąžuoliukus, partijos vadovai bei kiti garbūs partijos nariai Antakalnio kapinėse padirbė anapilin iškeliavusius socialdemokratų partijos bičiulius. Buvo padėtos gėlės ant Lietuvos socialdemokratų garbės pirmininko, Lietuvos Respublikos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko kapo, padirbtas vienas iš partijos kūrėjų Alfonsas Moravskis, profesorius Kazimieras Antanavičius, signataras Gediminas Ilgūnas. Gegužės 1-ąją švenčiant Lietuvos socialdemokratų partijos 115 metinės, eitynėmis buvo pažymėta Tarptautinė darbo diena. Pasaulyje gegužės 1-oji švenčiama jau 125 kartą. Saulėtą rytą, lydima pučiamųjų instrumentų orkestro trimitas, Gedimino prospektu pajudėjo šventinė spalvinga socialdemokratų kolona su vėliavomis, balionais, plakatais ir kita atributika. Socialdemokratų nešinuose plakatuose atsispindėjo pagrindiniai tautos siekiai – už Lietuvą be skurdo, už socialinį teisingumą, svarbiausia žmogus. Lydint skambiai maršų muzikai, eitinės stebint praeiviams, kolona nuotaikingai atžygiavo prie Baltojo tilto. Sveikinu visus čia susirinkusius su tarptautinė darbo žmonių švente. Taip pat sveikinu su mūsų partijos 115 metinėmis. Mūsų pirmtakų tikslas buvo įkurti nepriklausomą Lietuvą su kuo didesniu socialiniu teisingumu. Eitynėse dalyvavo ir profsąjungų atstovai. Tarptautinė darbo diena. Kiek kartų ją norėjo atimti, kiek kartų ją norėjo panaikinti. Ačiū Dievui, dar tai liko mūsų šventė. Tad nepriklausomai nuo sunkumų, nepriteklių, mažų darbo užmokesčių, visgi pašvęskim šitą dieną ir tegu jinai būna mūsų šventė pagrindinė. Su šventėm! Šventinėje tribūnoje kalbėję Europos parlamento Seimo nariai pasidžiaugė, kad tarptautinę darbo dieną šiandien švenčia ne tik visa Europa, šiandien švenčia visas pasaulis. Perfrazuojant mūsų himno žodžius, po vieną mes niekas, kartu mes jėga, tą patį galima pasakyti apie šalis, apie partijas. Šiandien mes turim gegužės 1-osios repeticiją, nes kitais 12 metais, gegužės 1-ąją, mes pakelsim visą Lietuvą, nes reikia raudonos, nepriklausomos, laisvos, orios ir teisingos Lietuvos. Su repeticija!
30-asis partijos jubiliejus, atvertęs naują istorijos puslapį, sutelkė socialdemokratus naujiems darbams, tikslams ir iššūkiams. Gerovės valstybė – tai, apie ką svajojo pirmieji Lietuvos socialdemokratai prieš 115 metų ir kas tebelieka šių dienų socialdemokratų svarbiausių ir švenčiausių uždavinių.